Sveiki draugai, štai ir vėl su jumis aš Povilas ir vėl programuotojo karjera podcastas dabar jau video formatu. Naujas epizodas, kuriame noriu pakalbėti apie du dalykus, kurie jums mano galva labiausiai trukdo pasiekti karjeros aukštumų. Kaip visada kalbu ekspromptu be jokių užrašų ar paruošto teksto, tai sorry, jeigu kažką ten sufeilinsiu ar kažką pasakysiu ne taip, tai tiesiog laisvo formato mintis. Tai va, tai karjerai bendrai ir programuotojams ir ne tik trukdo labiausiai du dalykai - pasiekti tikrai didelių aukštumų. Pirmas dalykas tai yra kantrybės trūkumas. Daug kas galvoja, ypač šiuolaikiniai visuomeniai, kur prisiskaitė visi apie tas success stories, startupus, visokius Zuckerbergus ir tas sėkmės istorijas, galvoja, kad iš karto pradeda ir iš karto pradeda sektis. Iš karto tu pabaigi univerą ir eini dirbti ir tau iš karto moka 2000 eurų į rankas. Arba, ta prasme, kad viskas yra pasiekiama per pusmetį ar kažkiek. Ir jeigu iš karto nėra sėkmės, tai žmonės labai nusivilia, nusvyra rankos ir galvoja, kaip čia taip, o čia pasirodo dirbti reikia, kad kažką pasiektum. Tai yra tokia teorija, kad taptum srities specialistų reikia išdirbti 10 000 valandų. Čia gali būti ginčiamas skaičius, gali būti kitaip išreiškiamas, kas yra iš principo 5 metai, man atrodo, 5 metai. Tai čia ilguoju laikotarpiu reikia tiesiog kantriai dirbti, kantriai eiti viršų ir nesitikėti greitų rezultatų. Ir tas pats galioja iš tikrųjų ir kasdieniam darbui, pavyzdžiui, programuotojams yra užduotis, tu kažką darai ir kažkas nepavyksta iš karto. Tikrai dažnai būna, visiems būna ir profesionalam būna, kad kažkas nepavyksta, kažkas neveikia taip, kaip turėtų veikti, pagal tutorialus veikia ne taip, arba kažkokiam device veikia kitaip ir tu sėdi ir galvoji, turėtų veikti, bet neveikia. Ir tada reikia kantrybės susiimti į rankas, susitelkti, pagalvoti, galbūt, nueiti pasivaikščioti, smegenis pravedinti ir po to iš naujo prisėsti prie tos pačios problemos, bet kantriai iš principo ją išspręsti. Arba jeigu tikrai neįmanoma išspręsti, tai tada jau tą pateikti užsakovui, klientui arba vadovui, kad tikrai tai problema, kuri arba neišsprendžiama, arba tiesiog kainuoja per daug jos sprendimas, per daug laiko, pinigų. Tai bet kuriuo atveju kantrybė dorybė, taip sakoma, ir trumpuoju laikotarpiu tai yra kasdien. Ir ilguoju laikotarpiu karjeros prasme. Tai čia vienas dalykas, kas labiausiai trukdo, o iš tikrųjų dar po tuo kantrybės neturėjimu realiai slepiasi toks paprastas žodis kaip tinginystė. Žmonės, jeigu nepavyksta, tai meta viską ir galvoja, aš eisiu pagulėti, kaip ten sakoma, noriu dirbti, kaip ten anekdotas yra, kažkaip man šiandien norisi dirbti, eisiu pagulėsiu, gal praeis. Kažkas iš tokios serijos ir žmonės tingi padirbti daugiau, kad pasiektų kažką. Geriau sugalvoja 99 priežastis, kodėl to negalima padaryti, ar per sunku, ar tai ne mano darbas, ne mano problema, ir taip toliau. Tai turėkit kantrybės ir netingėkit. Banaliai taip. O antras dalykas, kas trukdo jum pasiekti karjeros aukštumų, tai yra baimė. Vėlgi paprasta žmogiška savybė, ką aš čia turiu omeny po baimę. Baimė kilti viršų. Nes norint kilti viršų karjeros laiptais, reikia padaryti kažką, kas išveda iš komforto zonos. Pavyzdžiui, pradėti programuoti yra lengva. Tai yra, tu pasiimi knygą, ar tutorialą, ar kursus, ar dar kažką ir pradedi kodinti. Bet kad parodytum kažką viešai, jau yra baimė. Baimė parodyti kažką viešai, o ką kiti pagalvos. Tai yra pirma baimė. Ir bendrai, kuriant bet kokį projektą, yra ta baimė, o kas jeigu nepavyks. Baimė yra dažniau ne tai, kad nepavyks, o būtent baimė to, ką kiti pasakys ir ką kiti pagalvos. Apskritai Lietuvoje labai žmonės bijo kritikos, nemoka jos priimti, iš karto į spyglius, iš karto atakuoja arba atvirkščiai užsidepresuoja, whatever, ta prasme. Bet tiesiog kažkodėl nemokame priimti kritikos, o kritika yra labai geras dalykas, jeigu teisingai išsakyta. Tai kuo mažiau jūs bijosit kažką parodyti pasauliui, tuo greičiau vystysis iš tikrųjų jūsų karjera, netgi jeigu jūs sufeilinat su kažkokiu projektu, tada priimat kritiką, išanalizuojat, kur būtent feilai, ką galima tobulinti ir panašiai.
Tai čia baimė parodyti kažką. Toliau yra baimė, pavyzdžiui, kilt karjeros laiptais. Norint kilt karjeros laiptais, reikia keisti darbus, iš principo, dažniausiai. Kad toj pačioj įmonėje žmogus pakiltų karjeros laiptais, tai dažniausiai užtrunka 10-15 metų ir sunku. Yra įprasta keisti darbovietės arba keisti pareigas toj pačioj įmonėje. Variantas yra, kad, pavyzdžiui, pradedi nuo programuotojo, po to tampi projekto vadovu, po to padalinio vadovu ar kažkas tokio. Arba vietoj samdomo darbo eini freelancint arba eini į savo verslą, savo projektus kurti. Bet koks toks dalykas reikalauja vėlgi išeiti iš komforto zonos ir rizikuoti. Ir vėlgi atsiranda baimė, o kas jeigu nepasiseks? Sakykime, reikia išeiti iš darbo, reikia rasti naują, jis lyg ir yra, bet baimė, o kas tam bus tam naujam darbe, o gal aš nepritapsiu, o gal su kolegam susipyksiu, o gal čia visai ir gera šilta vieta, kur aš čia sėdžiu ir ką man čia eiti, vis tiek ten žmona vaikus reikia maitinti ir panašiai. Tai va tokia žemiška baimė ir stabdo mus nuo bet kokio žengimo į priekį, kas reiškia, kad tikrai esu matęs žmonių, kurie tam pačiam darbe dirba 10 ir daugiau metų. Jiem yra ir aš juos gerbiu ir viskas yra tvarkoj, bet aš manau, jeigu jūs klausote šito podcast'o, šito videocast'o, tai jums aktualu būtent kilimas ir augimas. Tai reikia nebijoti, jeigu ir nepasiseks. Bendrai, programuotojo karjera yra tokia dėkinga sritis, kad galima rizikuoti ir visada yra planas B. Vienintelis dalykas, kas gali labai stipriai pakoreguoti planus, tai yra nedaug dievė, jeigu sveikatai kažkas nutiks. Kas programuotėms svarbiausia, tai yra akis, pirštai, smegenis, nugara. Tai jei sveikata nepareis, nedaug dievė, tai mes galim rizikuoti gan stipriai. Rizikuoti bandyti kažkokias naujas veiklas, naujas programavimo kalbas, naujus karjeros iššūkius, naujus darbus ir panašiai. Ir jeigu kažkas nepasiseks, mes žinom, kad mes visada uždirbsim pinigų. Programuoti yra tikrai paklausi profesija ir darbą rasti yra ne problema. Jeigu jūs esat pakankamai įgudęs ir pakankamai geras specialistas, galbūt teks padirbti pigiau kažkurį laiką, galbūt teks grįžti į nemėgstamą darbą, visokių būna, bet ta rizika yra minimali. Palyginus su tuo, kad pavyzdžiui žmogus, jeigu jam 35 metai ir profesija yra, neintelektuali kažkokia profesija, kur jeigu jisai pakeičia darbą ir viskas neturi kelio atgal, o darbą rasti pakankamai sudėtinga. Tai programuotojams yra pakankamai gerai, dėl to nebijokite. Tai pakartosiu 2 dalykai, kurie labiausiai trukdo karjeroje, ne tik programuotojo, bet ir kitiems žmonėms, tai yra kantrybės neturėjimas arba tinginystė, kas yra susiję, ir antras dalykas tai yra baimė. Tai turėkit kantrybės, nebijokite ir ženkit pirmyn savo programuotojo karjerai. Tiek šiam kartui, sekit YouTube kanalą Programuotojo karjera arba Facebook puslapį, taip ir vadinasi Programuotojo karjera. Planuoju dar porą renginių balandžio mėnesį ir gegužės. Tiesiog sekit atnaujinimus ir susitiksim arba gyvai, arba online. Iki.